Labą dieną, viešas asmenė. Kaip jūs mane keikia? Aš nekeikiu. Ar pasirašėt? Jisai atsisakinės, o mes nufilmuosim. Ir argumentuoja, kodėl nenori pasirašyti. Man atrodo, kad nežinia, gal ir pasirašyti. Ne, nepasirašėjai. Mes su Pranciškum vakar Seime matėm. Pranciškų Seime? Matai, tu mane matei darbo vietai. Aš mačiau darbo vietai, jis susakė, aš to grįšiu, bet negrįžai. Dabar einam. Pasakyk, ne, iš tikrųjų pasakyk savo nuomonę, jeigu nori. Jeigu nori ne, pasirašyti taip pat argumentuo, kodėl nenori, nes žmogus turi teisę rašytis ir nesirašyti. Pasirašai su dokumentu, su tapatybės kortele. Tai mane matai, nu, palauk. Landsbergis nenušaus, iš šautuvo neturi. Nenušaus. Ateitis priklauso tavo, ne jam. Kodėl Landsbergis? Todėl, kad tu jaunesnis. Nesakyk, nu kam. Ne, profesorius, tikėkime, ilgai gyvens. Be abejo, mes jam to linkim to paties. Nu, reikia gerai pagalvoti apie tą viską. Aš nepagalvoju. Negalvoju. Neatsimazinsi. Sakyk, palaikyk Landsbergio poziciją, pavyzdžiui. Nu, prašom. Jeigu nori, nu. Vis tiek bus mūsų rate tam paleistas tavo požiūris. Padarysi gerą darbą, sustabdysi referendumą. Koks referendumas? Šitą dėl konstitucijos. Kodėl tu nenori, kad Lietuvos piliečiai atgautų prarastą teisę į žemę, konstitucinę? Ir atsakyk. Reikia įsigilinti tą viską. Ką gilintis? Yra konstitucijos straipsnis. Buvo iki 2003 metų įrašyta, kad Lietuvos piliečiai turi teisę į savo žemę, o dabartiniam straipsnėje parašyta, kad tik užsienio subjektai turi teisę į Lietuvos žemę. Tai parašyta? Nu tai parašyta, užsienio subjektai gali įsigyti. Atneš konstituciją, mano. Patys neseniai perskaitėt. Nu taigi žinot. Klausykit, brangusis, ne čia reikalas, kada perskaitėt, tiesiog, va yra tekstas. Va čia atversk. Va šita pirmoji. Čia yra Lietuvos konstitucija, priimta 92 metų referendume, leidimas 93 metų. Kitaip sakant, jinai dar nespėta pakeisti. Nu, klausykit, aš pats tuos dalykus esu kūręs. Prašom skaityti 47 straipsnio pirmą sakinį. Gerai, kad jūs jau jos išmokot. Mintinai. Aš visada išmokęs esu. Tai pakartokit, nerodyk, dabar tegu pacituoja. Nereikia, ne. Pagausi meluojant. Erzink valdžios. Seimui priklauso aukščiausia Lietuvos valdžia. Va, yra tas sakinys, kuris buvo, taip, dabar jo nėra. Va, tik Lietuvos Respublikos valdžia ir valstybė. Tarkim, kad ten Europos Sąjunga atsiranda ir taip toliau. Gerai atsirado ir Europos Sąjunga. Bet mūsų dabartiniai konstitucijai tas pats straipsnis, jau čia tas nauja redakcija. Čia yra žemė, vidaus vandenų miškų įsigyti nuosavybėm Lietuvos Respublikoje. Jau garsiau šnekėk. Subjektai gali pagal konstitucijos įstatymą. O viso kitko nėra. Čia užsienio valstybės. O šito buvusio, kad... O kas čia yra? Čia dabar galiojanti konstitucija. Veikianti, o čia ta buvusi iki 93 metų. Čia 22 metų. Tai šitą leidžia? Užsienio subjektams pagal konstitucinį įstatymą leidžia įsigyti. Ne. Leidžia įsigyti. Šitą leidžia įsigyti. Šitą. Bet už tai mes neturim teisės kaip Lietuvos piliečiai. Turėta teisė konstitucija nebegarantuoja. Turėtos teisė. Čia buvo žodis tik. Nu, tai dabar reiškia gali ir Lietuvos piliečiai, ir ne Lietuvos piliečiai. Dabar Lietuvos teisių į žemę konstitucija negina niekaip. Nėra. Niekaip. Nei vienu žodžiu. Nėra Lietuvos piliečio savokos šitame straipsnyje. Buvo, o dabar nėra. Nuosavybė, man atrodo, dar reikia pataisyti, kad priklausytų žemė ir jos gelmės. Gelmės priklauso ir dabar pagal galiojančią konstitucijos pirmą sakinį. Skaitykit pirmą sakinį konstitucijos. 47. Gelmės priklauso Lietuvos Respublikai. Išimtinė nuosavybės teisė priklauso. Jau dabar. Gelmės, taip pat reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos akėlios. Gelmės jau dabar priklauso, tik kas į tai kreipia dėmesį. Bet žemė, vidaus vandenys ir miškus įsigyti nuosavybėn. Užsienio subjektai gali. Tai čia pagal užsienio subjektus, jie ne tik užsienio subjektai, bet ir užsienio subjektai. Kur parašyta? Kur tai parašyta? Reiškia ir mes, ir jie. O kur parašyta mes?
Kur parašyta tai? Savaime suprantama. Ką reiškia savaime suprantama? Teisėje nėra savoko savaime suprantama. Kokia tai savaime? Va savaime suprantama, kad žemė, vidaus vandenis, miškai, parkai, nuosavybės teise gali priklausyti Lietuvos piliečiams ir valstybei. Taškas. Aišku. Savaime Toliau suprantama. yra visi kiti dalykai, kurie čia perkelti. O šį čia mūsų nėra. Reiškia, mes tos teisės konstitucinės neturime. Ar čia nėra savaime suprantama? Kad... Ne. Gali būti savaime suprantama. Kaip tau atrodo? Kur tu matai, kad čia tau savaime suprantama iš to teksto, kuris skirtas tautos ūkiui ir darbui? Teisinė kalba nėra savoko savaime suprantama. Va, čia savaime suprantama, kad 49 straipsnį parašyta, kiekvienas dirbantis žmogus. Reiškia, kiekvienas dirbantis, tai tame tarpe ir Lietuvos pilietis dirbantis, turi teisę į poilsį, jo, ten turėti poilsį. Toliau, mes žinoma, 51 straipsnį parašyta, darbuotojai gindami savo ekonomius turi teisę streikuoti. Tai ir mūsų Lietuvos darbuotojai automatiškai patenka, nes čia niekaip nereglamentuota. O čia reglamentuota, užsienio subjektai gali įsigyti Lietuvos žemę pagal įstatymą. O kaip gali įsigyti Lietuvos žemę Lietuvos subjektai? Tai visi dabar turi, visi Lietuvos. Ar visiems grąžinta žemė? Kas turi tą žemę, tai jie turi. O kas neturi ir neturės, nes reglamentuojama tik užsieniečiams teisė įsigyti. Jeigu parduosiu dabar, ką sako profesorius, aš ją parduodu, užsidirbo, ką sako Gentvilas su Šutve, reiškia jūsų sąjungininkai. Ką jisai sako? Jisai sako, parduokit, gausit nors kažką biškį daugiau kapeikos. Nu gerai, šiandien nusipirkau ten naujesnę mašiną, ten nuvažiavau į Angliją paatostogauti. Nu ir po mėnesio, kai pinigus išleidau, važiuoju jau tada uždarbiauti. Ar Europos Sąjungos, paklausyk, ar Europos Sąjungos subjektai yra užsienio, jie nėra užsienės? Pagal tarptautinę teisę 28 valstybių, Kroatijos, Anglijos, Prancūzijos čia ne užsienės. Emanueli. Amerika yra užsienės. Emanueli, šį čia parašyta, klausykit, tamsta. Gerai, nesiginčykit su manim. Šį čia parašyta. Europos Sąjungos subjektai nėra užsienės. Emanueli, klausyk. Tikrai. Klausyk manęs. Parašyta, įsigyti gali pagal konstitucinį įstatymą. Reiškia, tamsta neskaitėte konstitucinio įstatymo, kuriam parašyta, kas tie yra užsienio subjektai. Ir ten parašyta, kad tie užsienio subjektai yra Europos Sąjungos piliečiai ir NATO bloko šalių piliečiai. Viskas. Neskaitėt įstatymų. Be abejo, ne Lietuvos. Išvažiuojant į Europos Sąjungos valstybės nebėra užsienis. Išvažiuojant, pavyzdžiui, į Izraelį. Jūs filosofuojat, tamsta. Nefilosofuokit. Klausimas iškeltas buvo, kad užsienio subjektai tai ne Europos Sąjungos piliečiai. Dabar gautas atsakymas, kur buvo irgi, galiu tiksliai pasakyti, 2003 metų kovo 25 dieną 90 balsų Seimas priėmė įstatymę, kuriame buvo tai, ką tik kolega pacitavo. Kad tie tais įstatymas, pagal kurį užsienio subjektai gali Europos Sąjunga ir NATO. Yra Europos Sąjungos šalių piliečiai ir NATO nariai. Rusai į tą tarpą neįeina. Jiem negalima pirkti. Jie čia jokių teisių neturi. Dabar reiškia, maža to, kiek atsimenu, bet tikrai nesiginčiusiu, kad Zingerio pavardė balsavusio už tą įstatymą yra, bet nesiginčiusiu. 93 Seime buvo, bet aš neatsimenu, ar balsavime dalyvavo. Nes aš ten pažiūrėjau pradžią pagal abėcėlę Zingeris dugne, iki to netaskaičiau. Tai būdavo gerai, Zingeris prie lentos visada klėdavo paskutinį. Tai labai gerai ir kartu blogai. Rinkimams gerai. Ne, tai žinai, kol daina iki mano pavardės. Ne, bet rimtai, tai iš tikrųjų, pamėgink, pasakyk arba prieš, arba už, yra kamera, iškirpsis čia, nežinai, nebijok, mesgi ne... Anekdotų nedarysim. Jo, kaip čia. Nu, žinau, kad jūs ne priešai, aš savo mieste esu. Tai o ką mes darot šitą televizijos laidą, kuriamą? Tai ne televizijos laida. Savo jūs darot, jo. Ne, jeigu tu, aš tau sakau, jeigu tu ateini ir pasirašai, tai čia mes kiekvieną parašą, jūs nedarykite tokio spaudimo, klausytojai čia. O kad nėra kur dėtis. Aš žinai, kas yra 300 000 parašų surinkti? Per 20, palauk, per 23 nepriklausomybės metus tauta bandė realizuoti savo tiesioginės demokratijos galimybę 19 kartų. Zenonas Vaigauskas išdavė parašų rinkimo lapus. Tai nebuvo šiaip iniciatyva. Jie jau turėjo lapus ir 19 kartų šitas skaičius nebuvo surinktas, kas rodo tiesiogiai, kad skaičius per aukštas. Ir mes neturim tiesioginės demokratijos galimybės jokios. Kodėl atsakai spaudimą? Čia spaudimą, gal taip atrodo, bet tikrai nėra. Mes draugiškai to labiau pažįstame. Bet reiškia, kaip yra, tavo parašas padėjimai, visiems man, pavyzdžiui, ten čia jūs dėl ko darote, kad neparduot žemės užsienietėms? Dėl to, kad Seimas paskelbtų referendumą, taškas. Gali agituoti per tą agitaciją, gali visus klausimus sakyti, kad šūdas ir taip toliau. Bet reiškia, mums reikia, supranti, ta esmė yra tokia.
idėja labai graži ir demokratiška. Tauta bando pareikšti savo valią. Vat inicijuoja iš apačios. Viskas. Tavo kad būtų referendumas. Taip, kad būtų dėl žemės. Dėl žemės, dėl parašų. O kaip tauta balsuos, tai jos reikalas. O kaip tauta nubalsuos, tai jau bus matyti. Gal neateis, gal dar kažkas. Ir dar, kad būtų visiškai iki galo garbinga, nors tai aišku kvaila politiniam žaidime, bet aš pasakysiu garbingai. Sakydamas, kad ten nerodys ar ką. Bet reiškia esmė kokia. Tau atrodo, kodėl tavo konkrečiai parašas. Tavo konkrečiai parašas ir man, ir Romui, va, tai kitiem visiems, jaunimui ypatingai. Kaip yra? Jeigu tu paremi, mums įkvėpimas, mums irgi reikia palaikyti. Mūsų nieks nepalaiko. Landsbergis keikia. Ten visi keikia, žinai. Keikia? O ką šiandien jisai nepasakė prieš? O pasakė už? Jis pasakė totaliai prieš, provokaciją, išėjo mane keikia. Tai ten atvažiavę žmonės, žinai, reiškia, mane keikia, sako, tau moka Rusija. Aš pati pažįstu daugybę metų ir pats esi padariausias žmogus. Aš ne apie tai kalbu, aš kalbu apie tai, ką man pasakė išėję po Landsbergio kalbos tremtiniai žmonės. Man konkrečiai. Dvi moteriškas, nieko ten smulkmeną žinome, tikrai. Ne, aš pati pažįstu kaip padariausias žmogus. Emanuelė, vakar Seime su Pranciškum Šliužu tuo pačiu, kai tave matėm ir Kubilių. Kubilius nuo šitos sukinės išeidinėjo lauk ir Pranciškus sako, gerbiamas Andriau, ar jau pasirašėte už referendumą? Žinot, ką jisai atsakė? Aš už provokacijas nepasirašinėjau. Tai reiškia, kad Vaigauskas padarė aferą, duodamas parašus ir provokacija tai yra. Dėl tokių visų kolegų, kuriems teko išgirsti jų pareiškimą, aš pažįstu patį kaip padariausią žmogų dešimtmečiais, galiu liudyti bet kokioj televizijos ekrane, už patį čia yra teisybė. Parašo nedėsiu. Parašų pagal kas nedėsiu, aš turiu apgalvoti, nes bendrai reikia apgalvoti poziciją dėl pardavimo žemės. Gerai, gali atstovauti priešingą poziciją. Aš neatstovauju nei priešingos, nei už, man apgalvoti reikia, kaip yra pasaulyje, man sudėlioti reikia. Jūs esate prieš, kad ją parduot... Mes už teisę į žemę, kurios dabar neturim, mes ne prieš, mes už. Už tai, bet ar savininkai tie atgavo iš... Neatgavo. Kur daugiausiai kaimuose? Ne, dar ne visi. Žemės yra neatgavę Lietuvos piliečiai ir jau rizikuoja neatgauti niekada, nes ją nupirks tas, kas mokės daugiau, be abejo. Ar nebus taip, kad po metų kitų tik tai tas klausimas ne dabar sprendžiamas? Bet berods aš girdėjau, kad jis atidėtas iki 14. Tai būtent todėl mes norim suspėti. Tai va ir gaunasi, surinki parašus. O dabar... 3 mėnesiai paskelbėt referendumą. Jūs paskaičiavo tas mėnesis? O tai manė, kad ne. Aha, aišku. Ir tada įsigalioja automatiškas... Viskas. Automatiškai. O gali... Nes Europos Sąjungai davėm pažadą, aišku. Viskas, tada viskas. Mes tokio pažado nedavė. Jūs visą laiką atsikalbinėdavot, jūs tai aš kaip simboliškai sakau Seimo narius, kurie remia šitą idėją, bet jie sako, kam čia tai daryti, įdėsim saugiklių. Algi. Aš atsakiau taip. Algi. Kur tie saugikliai? Buvo 7 metai, 10 metų. Gal pašnekinam patriarchas eina? Turka, pašnekinam. Tai nešnekim. Aš tai, jūs liūdėjau, kad jūs esate padariausi žmonės, apie tai pagalvosiu viskas. Ačiū. Aš tikrai kitro pasakau. Aš tikrai nešnekim. Nu, tai pašnekim. Labą dieną.